Ar jausmai abipusiai? Žiūrime, jis, ką jisai jums jaučia. Ji, ką jinai jums jaučia. Pasilikite tik tai tie žiūrėti toliau, kieno santykiai yra pakankamai komplikuoti. Normalaus pobūdžio santykiams ši analizė netiks, tai pas ką yra santykiai sveiki ir gražus, be jokių pažeidimų šiai dienai, tai toliau nežiūrėkite, eikite, žiūrėkite kitas analizės. Čia ne apie jūs ir ne jums. Pasilieka tik tai tie, kurių santykiai yra dabar įklimpę į tam tikrą krizę ir aplamai, kurių santykiai yra komplikuoti. Tai vyriškis yra įėjęs į negatyves energijas nors pats ir savęs, jisai yra pakankamai veržlus, dinamiškas, bet jo jausmai yra dabar absoliučiai neaišku. Jo jausmai yra nuėję į nusiminimą, kas buvo praeityje, į negatyvius apmąstymus, į nežinę, į tai, kad viskas gali užsibaigti, viskas gali nutrūkti, viskas gali nebetekti prasmės. Tai gali tikti ir tom porom, kuriuose yra dabar krizė. Tai moteriškės jausmai iš stabilumo jos perėjo į vidinį konfliktą, kuriame jinai yra labai stipriai užstrigusi. Jinai kaip ir norėtų užbaigti tuos santykius, kaip ir jaučia tam tikrą didelį poreikį, nes jos įdėjo daug energijos, bet jinai negali padaryti pasirinkimo. Tai santykiai yra dabar stagnacijoje ant užsibaigimo ribos. Ar jie baigsis ar ne, mes galėsime žiūrėti eigoje. Kažkas tai perims iniciatyvą už jos ir kur jinai ves. Na, yra didelė tikimybė, kad galite išeiti iš tos krizės. Tai tiek apie ką vienas kitam jaučiate. Linkiu, kas yra santykių krizėje, kad sėkmingai išeitumėt, nes išeitis tikrai yra, va tokia graži. O kas yra komplikuotose santykiuose, tai jums būtų patarimas tiesiog užbaigite juos, nes ateityje rodo, kad yra tikimybė, kad gali susiklostyti kiti santykiai su labai gražia perspektyva. Nes būtent tokių jūs ir laukiate.